Balandį Žegelės sodyboje vyksta didi šventė. Susirinka visą regioną Panevėžį. Vadai, darbuotojai ir Anys, va, kaip matot, jau nučiuožė slydėm, buvo plaukę valtim, trauks mašinų, šaudys ir visaip kitaip džiaugsis gražia saulėta vasaros diena. Kaip šventė? Nu, kaip matot, šventė linksma, oras geras, nešalta, giedra, visų. Iki stiklų, langų daužymo, žodžiu, na, manau, kad tokių atrakcijų ne kasdien galima patirti ir tikrai šiandien mūsų ir verslininkam, ir valdžios žmonėm, kurie čia šiandien dalyvauja, turbūt yra gera nuotaika ir tik malonus laisvalaikio praleidimas. O prezidentė, sakykite, tos šventės dažnai vykdomos, ar jos pastoviai su verslu ir bendrauja Panevėžys su Utena taip draugiškai visą laiką? Na, šventės, šiandien nesakau, čia šventė yra, šiandien mūsų yra vasaros forumas, vasaros spartakiada. Mes šiaip metų eigoje turim kiekvieną mėnesį verslo forumą, kurio metu susitinkam ir ten truputį kitokią formą, bet dabar stengiamės daryti įvairiose verslo įmonėse ir be tų atrakcijų taip pat nestinga. Mes norim, kad tai būtų įvairovė ir supažindinti tuo pačiu ir su įmonėm ir pristatyti kažkokias tai įdomias veiklas. Na, o va, tokie kaip šiandien, tai yra irgi metų užbaigimas, norim pažymėti praėjusius metus, apžvelgti, kas čia buvo nuveikta ir renginys, kur gali atsipalaiduoti ir nėra kažkokių tai pareigojimų, kad būtent ar ten aprangos kodas kažkoks tai, ar kažkas turi kažko tai užsiminėti, kažkokią tai temą bendravimo, yra visiškai laisva. Tai kas nori dalyvauja rungtyse. Mes kviečiam, aišku, visus dalyvauti kuo daugiau, kuo aktyviau, bet kiekvienam, kuri rungtis patinka, tas ten dalyvauja, kas kam nepatinka, nedalyvauja. Tai žodžiu, visiškai laisvas. Norim, kad žmonės pabendrautų, kad galbūt tokioje aplinkoje gali surasti ir naujų ir kontaktų, naujų verslo kažkokių tai interesų. Na, tai yra, kaip ir minėjau, baigiamasis toks akcentas šitos metų pirmos pusės ir po to mes vasarą renginių nebedarom, nebent kažkokios tai verslo misijos ar susitikimai, bet va šitokio formato ne. Tai sakau. Kviečiam kai kada ir valstybinių institucijų, ar ten mokesčių inspekcijos vadovus, darbo inspekcijos vadovus, sodros. Na, žodžiu, kad ir šitoj aplinkoje vis tik tai, kad turėtų žmonės, galbūt turi kažkokių tai minčių pasidalinti, padiskutuoti. Tai dalyvauti, kaip minėjau, rūmų nariai, tai rūmų įmonių narių vadovai, darbuotojai. Mes kviečiam visada ir džiaugiamės kuo gausesniu dalyvavimu.